Konstruktorius skirtas mokytojams, kurie nelabai myli žirklės ir klijus. Tuščias lapas, esantis ekrano kairėje, skirtas užduočiai konstruoti. Viršutinėje eilutėje užsirašome užduoties pavadinimą ar šiaip kokį nors palinkėjimą. Užduotį konstruojame iš dešinėje esančių uždavinių. Spragtelėję viršutinę eilutę pasirenkame norimą temą. Norimus uždavinius peliuko pagalba nukopijuojame į užduoties lapą. Pasirinktus uždavinius pertvarkome, paslėpdami nereikalingas jų dalis. Ups, persigalvojau. Užduotį galima papildyti kitų temų uždaviniais. Naujai pasirinktus uždavinius galima įterpti ten, kur širdis geidžia. Pelyte įterpėme sprendimams skirtas langelių juostas. Juostos plotį galima keisti. Sukurtą užduotį galima išsaugoti bei išspausdinti. Kompiuteris mums paprašius parodo uždavinių atsakymus. Programėlė Kurk sukonstravo antrąjį variantą, identišką pirmajam. Baigdami darbą uždarome konstruktorių. Rodos ir vargo nebuvo, nei žirklės atšipo, nei klijai išdžiūvo.